Labas, ačiū, kad įsijungiai video ir šiandien mes kalbėsime tokia labai irgi įdomia tema, kasgi nutiktų, jeigu bitkoinas pasiektų aukso vertę. Irgi tikriausiai ne kartą esame girdėję, kad populiarus argumentas yra, kad bitkoinas yra naujasis skaitmeninis auksas. Bet ar tai iš tikrųjų gali atsitikti ir kiek kainuotų vienas bitkoinas, jeigu arba kai tai atsitiks ir koks scenarius iš vis yra realus. Važiuojam. Pasaulio aukso vertė šiandien, kai filmuoju video, yra 27,8 trilijono. Visas pasaulyje iškastas auksas šiandien vertinamas maždaug tokiu skaičiumi. Pagal dabartinę aukso kainą ir bendrą iškastą kiekį. Vos 22 metrų kubas. Įdomus faktas, kad visas pasaulio auksas tilptų į kubą, kurio kraštinė būtų vos apie 22 metrus. Ir šis kubas vertas beveik 28 trilijonų dolerių. Taigi, ankstesniuose video kalbėjome apie maksimalų bitkoino kiekį. Skirtingai nei auksas, bitkoino pasiūla yra visiškai žinoma ir fiksuota. Maksimaliai kada nors egzistuos tik 21 milijonas bitkoinų ir daugiau niekada nebus sukurta papildomų. Būtent dėl šios savybės bitkoin dažnai vadinamas skaitmeniniu auksu. Jo retumas yra programuojamas ir negali būti pakeistas. Paprasta matematika. Jeigu visa bitkoin rinkos vertė būtų tokia kaip aukso, vieno bitkoin kaina būtų apie 1,32 milijono dolerių už vieną bitkoiną. Tai yra daugiau nei 12 kartų didesnė kaina nei šiandien. Bet dalis bitkoino yra prarasta visam laikui. Apie tai irgi kalbėjome praeituose video. Manoma, kad nuo 3 iki 4 milijonų bitkoinų yra prarasti visam laikui. Pamesti privatūs raktai, sugedę kompiuteriai, pamirštos piniginės. Tai reiškia, kad realiai prieinamų bitcoin yra mažiau. Realiai prieinamas bitcoin kiekis, jei skaičiuotume tik realiai cirkuliuojantį bitcoin kiekį, vieno bitcoin kaina prie aukso kapitalizacijos būtų dar didesnė. Taigi, imkim, kad dabar rinkoje cirkuliuoja 18 milijonų bitcoinų, tai yra realus prieinamas kiekis, atėmus prarastus. 1,54 milijono, tai būtų kaina už vieną bitkoiną, jei bitkoinas pasiektų aukso vertę ir augimas nuo šiandien būtų 13 kartų. 13 kartų turėtų pabrangti bitkoinas. Štai kodėl kai kurie ilgalaikiai investuotojai kalba apie 7-ženklę bitkoino kainą. Kur šiandien yra bitkoinas? Bitkoinas šiandien pagal rinkos vertę yra apie 2,1 trilijono dolerių pagal kapitalizaciją, aukso yra 27,8. Tai reiškia, kad bitkoinas šiandien sudaro vos 7-8 procentus aukso dydžio. Kitaip tariant, iki aukso jam dar reikėtų paaugti maždaug 13 kartų. Bitkoino kaina šiandien, kai filmuoju šitą video, yra 107 110 tūkstančių dolerių. Ir čia pasižiūrėkim kelis skirtingus scenarius. Bitkoinui nebūtina visiškai pakeisti auksą, jam užtektų perimti dalį rinkos. Net ir tokiu atveju kalbėtume apie visiškai kitokias kainas nei šiandien. 10 procentų aukso būtų lygu 132 tūkstančiai dolerių už vieną bitkoiną. Nedidelė, bet reikšminga rinkos dalis. Jeigu bitkoinas pasiektų 25 procentus aukso, jo kaina taptų 330 tūkstančių dolerių už vienetą, 50 procentų 660 tūkstančių, 100 procentų, kaip jau kalbėjome prieš tai, 1,32 milijono dolerių už vienetą. Taigi iškyla natūralus klausimas, ar tai tikrai yra realu. Bitcoin gali pasiekti aukso kapitalizaciją, tai nėra neįmanoma, tačiau tam reikėtų kelių esminių pokyčių. Reikėtų valstybių rezervų, daugiau šalių įtrauktų Bitcoin į oficialius rezervus kaip vertės saugyklą, ETF-ų ir institucijų. Didesnis institucinis kapitalas, įskaitant JAV pensijų fondus, 40 trilijonų. Čia įdomus faktas, kad vien JAV pensijų fonduose yra 40 trilijonų ir jeigu bent mažytė dalis būtų susijęta arba perkelta kaip investicijos į bitkoiną, tai sudarytų irgi reikšmingą pokytį bitkoin kainai. Na ir aišku, pasitikėjimas. Auksas turi 5000 ir daugiau metų istoriją, bitkoinas vos 17 metų. Pasitikėjimas auga, bet laikas yra
visgi svarbus veiksnys. Taigi kas toliau? Jeigu bitkoinas gali kainuoti daugiau nei $1 000 000, pasiekęs aukso vertę, tai atsiranda dar beprotiškesnis klausimas. Ir kitame video mes būtent apie tai ir pasikalbėsime, ar bitkoinas gali kainuoti $10 milijonų ir kokio dydžio turėtų tapti jo kapitalizacija. Šiandienos išvada 1,32 milijono už bitkoino skaičius paremtas matematika. Ar tai įvyks? Tikėtina, bet negarantuota. Ačiū, kad žiūrėjai šį video, nepamiršk paspausti like ir prenumeruok kanalą ir pasidalink su kitais draugais, pažįstamais, jei tau buvo naudinga. Iki kito karto.